Aišku, jūs milijoną kartų girdėjote apie Vilniaus kino festivalį Kino pavasaris. Tačiau turbūt dar negirdėjote apie tai, kad vakar Vilniuje, Valdovų rūmuose, per iškilmingą ceremoniją 20-asis Kino pavasaris apdovanojo geriausius Lietuvos kino kūrėjus. Gal galite atskleisti, kas bus lietuviškas žiūrimiausias filmas, žiūroviškiausias filmas? Bet paslaptis yra neatskleidžiamos iki tol, kol jos paskelbiamos. Aišku, įdomu labai, nes ir mūsų filmas pretenduoja. Norit pasakysiu? Nepasakysiu. Aš žinau, žiūroviškiausias festivalio lietuviškas filmas. Aš žinau, bet aš nesakysiu. Žiūroviškiausias festivalio lietuviškas filmas. Balsuodami internete, mobilioje programėlėje ir kino teatruose žiūrovai rinko labiausiai patikusi filmą iš lietuviškų filmų programos. Žiūroviškiausių lietuviškų filmų pripažinta Life is sacred. Gyvenimas yra šventas. Gyvenimas yra šventas. Ši juosta pasakoja apie buvusį Bogotos merą, kandidatą į Kolumbijos prezidentus Antaną Mockų. Tai kritikų pasirinkimą mes jau kaip ir paskelbėm viešai, tai yra Abderrahmanas Isako drama Timbuktu. Kritikų pasirinkimas. Tarptautinė kritikų žiūri iš programos kritikų pasirinkimas išrinko geriausią darbą. Goes to Timbuktu by Abderrahman Isako. Timbuktu. Filmas apie religinį fanatizmą, kuris pakeitė Timbuktu miesto gyvenimą. Miestas Malyje nutilo. Timbuktu gatvės ištuštėjo. Namų durys ir langai užsidarė. Kadaise repą ir hip-hopą groję jaunuoliai įstojo į džihadistų būrį, kuris dabar įvedė naujas ir žiaurias taisyklės. Griežtai draudžiama dainuoti, gerti arbatą, rūkyti cigaretes ir netgi žaisti futbolą. Iki ausų ginkluoti religiniai fanatikai pasėjo paniką ir baimę. Filmo kūrėjams įteiktas prestižinis Lietuvos kino kritiko Sauliaus Macaičio apdovanojimas. Jeigu gautumėt šitą apdovanojimą, kaip reaguotumėt? Šypsočiausi. Džiaugčiausi. Tai būtų labai svarbu. Vis dėlto žmonių įvertinimas lygiai toks pats svarbus kaip ir komisijos įvertinimas, man atrodo. Geriausia aktorė pretendavo tapti Jurga Šeduikytė, Aistė Diržiūtė bei Severija Janušauskaitė. Per festivalį žiūrovai balsavo ir jų balsai lėmė Aistė Diržiūtė. Aistė Diržiūtė. Už gyvenimo džiaugsmų trykštančios vėjavaikės Austės vaidmenį filme Sangailės vasara. Jeigu nelaimėtumėt, tai kaip tada sureaguotumėt? Wow! Geriausiu aktoriumi pretendavo tapti Vytautas Kaniušonis, Andrius Žiurauskas ir Marius Repšys. Geriausiu aktoriumi pripažintas Marius Repšys, kuris filme Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius, vaidina Paulių. Dabar mus 100% užmuš. O jums įdomu, kas bus geriausias studentiškas filmas dabar paskelbtas? Žinoma, įdomu. Norit pasakysiu? Pasakykit. O jums įdomu, kas laimės geriausio studentiško filmo titulą? Labai įdomu. Ar tikrai? Tikrai. O jūs dar nežinot? Žinau. Vakar Valdovų rūmuose taip pat buvo apdovanotas geriausias studentiškas filmas. Juo tapo Lino Mikutos režisuota juosta Pakeleiviai. Taip pat buvo įteiktas prizas už geriausio filmo vertimą. O galite žiūroviškiausią filmą gal pasakyti? Jo, tai šiemet žiūroviškiausią filmą laimėjo, bus paskelbta per uždaromą ceremoniją.